Nu tai ką, sveiki atvykę į mano krypsą. Man vakar čia nutiko toks nuotykis, paskambino iš jų visiems gerai žinomos grupės Freaks on Floor, Justinas su kompanija. Jis sako, žinai, aš klausiau to tavo CD. Neblogai ten groja, neblogai dainuoja, bet nu aš nesuprantu apie ką tekstas. Pasidarykit tokį filmą, kaip mes esam pasidarę apie mūsų kompaktą, apie kiekvieną dainą. Nu tai man patinka tas skyras. Pirmoji daina albume. Viena iš pirmųjų dainų, jos mes net nekūrėm, jinai praktiškai pati jau buvo sukurta, iki kol mes ją pradėjom grot. Tai yra pagrindinė kompakto daina. Apie tai, kad man patinka Kyras, kaip man patinka ir Tomas ir Džeris. Kyras, žodžiu, gerai pavaro. Gale dainos užsimenama šiek tiek apie tą gyvenimišką išlikimo evoliuciją. Tiesiog šauni dainelė, radijai. Lego kaladėlis, antroji daina. Čia pati rimčiausia turbūt daina iš viso albumo. Apie tokius plasmasės nutekėjimus į vandenynus, į vietas, kur paukščiai pradeda juos lesti ir sulesa tą visą plasmasę, tas Lego kaladėlis ir galiausiai miršta nuo tos plasmasės. Pasižiūrėkit, yra internete daugybė fotografijų, labai įdomios. Tai šita daina ir buvo skirta tam šauksmui paukščių išreikšti, kad kas nors pagaliau iškrapštytų jiems iš pilvų tą plasmasę. Su rogutėm nuo kalniuko, trečioji albumo daina. Tai buvo išties dūšios išveržimas. Mes su Žilvinu, atsimenu, sėdėjom ir parašėm tą dainą. Na, dainos esmė yra ta, kad iš pradžių mes būnam jauni, po to pasenstam. Ir kai pasenstam, tai pasidaro dar linksmiau negu kol būni jaunas. Tačiau čia yra pagrindė dūšios išveržimo daina. Ketvirtoji kompakto daina Smalkė. Labiau tokia skirta jaunimui daina, kurią mes vis mėgdavom užliūliuoti jaunimą, jaunatviškam pozityvizmui. Žilvino buvo solo laikai, mėgo tą kontrabosą vis dėlto pabružuot. Iš esmės šita daina yra apie visus tos blogus tirščius, kurie nusėda. Apie tas išraiškos formas, kurios išsėda, kai kažką žmonės kalba, kažką daro. Ir aišku, čia yra sarkastinė nuoroda į Vilį ir jo Volkswageną. Aš atsimenu tuos laikus. Čia jau, sakyčiau, toks mano dūšios išveržimas asmeninis solo smuikeliu. Dėl to tie laikai, kai grįžti į kaimą, grįžti į savo gimtąjį miestą, kai tiesiog išeini į laukus ir skamba melodija galvoj, skamba nepaliaujamai, bandai ją užgniaužti, užstabdyti kažkaip, bet jinai niekai nesiliauja. Prisimeni tuos laikus po to po gero pusmečio metų ir žiūri pravedimus, taip sakant, visko buvo po to. Tie rock'n'roll laikai, velniški laikai, Johnas Lennonas. Aš atsimenu tuos laikus. Suda, šeštoji albumo daina. Na čia jau klipas paaiškina šiek tiek tą dainos tematiką, esmę. Laukiam dabar premjeros South Sudan. Žilvinas atrado, kad atsirado tokia valstybė ir bus dainelė. Anksčiau yra jos skirta šiai naujai valstybei. Ten galbūt ne visi supranta žodžius, bet iš tikrųjų yra ilgesys to palikto utopinio trivialaus krašto, kuris turėtų būti idealus. Liudas Gira, septintoji albumo daina yra apie Liudą Girą, nes mes jau sukūrėm grodami prie Liudo Giros paminklo. Tam tikra dedikacija visai Liudo Giros veiklai. Šitoj dainoje labai įdomu tai, kad mes panaudojom keletą gražių elementų, vėlgi iš paties seno Queen kūrybos, Beatlų melodijas. Mes tiesiog norėjom pakviesti ir visus lietuvius, pakviesti prie stalo, susitelkti sodą ir uždainuoti. Aštuntoji daina Liudmila. Iš tikrųjų tai yra pati
tokia komplikuotiškiausia daina albume, nes labai paprasta priežastis, dėl ko komplikuota. Buvo taip, kad mes įrašėm tas 9 dainas, kurias buvom sukūrę, o tos 10-osios ir nebuvo. Tai Liudmila iš tikrųjų buvo ta daina, kurią mes sukūrėm per prievartą, kad į albumą išeina 10 dainų, nes mes albumą 9 dainom, tas pats, kas grot su 2 pirštais. Mes tą dainą sukūrėm labai greitai, apie liūdesį, tai kad kur pažvelgsi, su apsidairus, liūdni žmonės, liūdni veidai, liūdnis kalbos, ir nėra pozityvumo, nėra įkvėpimo kažką daryti, kažką kurt, kažką groti, iš viso ta muzika niekam nereikalinga. Liudmila, tas žmogus tavyje, kuris visą laiką liūdį, jisai tiesiog išnyksta kartu su dūdų pritarimu. Daina į gerąją pusę, 9 prieš paskutinį albumo daina, tai tas paukščio skrydis į gerąją, į naująją, į šiltuosius kraštus pusę. Ir visą laiką kelionėje ieškai to šiaudo, už kurio galėtum užsidėti. Gale dainos yra ta aliuzija į tai, kad paukščiai skrido, išplaukė savo tylos, nusidėjus, viskas vyksta, viskas tęsiasi, viskas nestovi. 10 daina Šnekučio daina, pati tokia skaudžiausia daina, tai yra apie žmogaus mirtį, vidinio žmogaus mirtį, kuris eina į tą Šnekučio barą, geria tą gerąjį Šnekučio alų. Bet galiausiai jis miršta nuo pernelyg didelio įsitraukimo. Nebelieka kaip užsibūti šitam pasaulyje. Čia nežinau ką. Visos dainos puikios. Visas dainas galima parsisiųsti iš mūsų tinklapio ir iš Facebooko tinklapio. Nemokamai, kol dar neišėjo naujas albumas, tai galite paklausyti.